Tas McLaughlinas ir taip pat Tyleris Petersonas. Pirmąją dvikovą laimi tenais Kauno Žalgiris ir... Taip. Manau, kad ir neblogą šansą turi. Šiandien, aišku, turi sužaisti didelės rungtynės. Birutis prašys kamulio prieš J.D. Muilą. Ateina iškart pagalba iš Petersono, Rukštavičius iš toli, 3 taškai. Šeimininkų naudai, dabar vėl Birutis čia gauna jau kitame krašte kamuolį, nusimeta jį Giedraičiui, Giedraitis Rukštavičiui ir čia neblogai susiratuoja Nevėžio gynybą, Slyva meta iš vidutinio. Kokią nors pražangą stabdydami varžovo ataką, Žalgiris jau mes baudų metimus kitos nuobaudos metu, Birutis, kaip buvo laisvas koridorius Marcinkevičius. Po tokio gražaus epizodo. Kokio? Ir čia Sirvydis nepataikęs pirmų poros mėgį. Laisvi ir kol kas būtent nuo jų priklausys, kaip klostysis rungtynės. Šį kartą vėl kiek įvairesnė Žalgirio ataka. Nerenk kamulio tiesiog. Tie metimai turi, aišku, pradėti kristi. Nevėžis ir Biručiui nusiųstas kamuolys. Birutis Butkevičius sustojo po krepšiu ir toliau. 1 sekundę tik tai Žalgirio atakai, bet Sirvydis dabar viena iš didesnių. Dabar bandys jį bent kiek pasididinti. Biručio užtvarą naudojasi Brazdeikis ir gražus jo metimas. 2 taškai, 36-30. Kuomet stepautą žaidė Valantinas, bet kamuolį pavyksta numesti ir galų gale viskas baigėsi labai mušėjų šiandieną. Rukštavičius naudojasi Tubelio užtvarą, gražus perdavimas, Tubelis kairė ranka, 2 taškai ir Žalgiris bus pelnyti lengvus taškus, bet dar kartą, pirmoje pusėje dažnai neklydo komandos, trečiajame kėlinyje klysta labai dažnai ir dabar Arnas Butkevičius. Laisvas McLaughlinas prie tritaškio zonos. Bene turbūt geriausias. Nevėžio snaiperis. Čia surastas Dustinas Slyva, jo flauteris tikslus. 0 taškų, 0 naudingumo balų J.D. Muilą. Retai pamatysi pagrindinis Nevėžio centras. Rukštavičius turi gerą metrą erdvės ir šį kartą. Ir jau 10 taškų siekia Žalgirio pranašumas. Ten akivaizdžiai bandė jau ieškoti Muilos klaida ir dabar dar labai lengvi Tubelio galimybė jam. Nebijotinai geriausia šiandien. Bet ir toliau Nevėžis tuščias iš toli 0-11. Kaip ten sakėm, kad... Būtent iš antrųjų šansų. Nieko nepavyksta lengvai ir tas pats metimas dabar Petersono buvo įspūdingai sudėtingas. Taip, tokių dalykų kuo paprasčiau reikia prieš Dovį varytis kamuolį, nes neblogai tas situacijas išskaito ir negana to, kad perima kamuolį. Labai pats perdavimas yra netikslus, vėlgi tu perdavimą duodi prieš mažą gynėją, duodi dideliam žmogui, tai suprasčiau, jeigu tai būtų per aukštas perdavimas. Pradės. Inicijuoja Žalgirio aukštaūgis, dabar užimantis sunkiojo krašto poziciją. Sirvydis turi erdvės į kairę, pražengia tarp varžovų, Nolent gali laikyti kamuolį iki galo. Dvigubo tenai bent jau kilo dvigubo užtvarą. Moses Wright įmestas kamuolys, sugraibo jį, pelno Dutinas keletą žodelių kažką Žalgirio suolo. Persimeta replikom, kurios šiek tiek nustebina žalgiriečius. Toks nesėkmingas metimas, bandymas permesti ten Moses Wrightą, Mikalauskas, kairė ranka. Ne kažką, o Žalgiris iš toli ir toliau. Švaisto iš tikrųjų tikrai labai geras progas, 7 iš 23. Kalbant iš toli, bet Dustinas Slyva. Kiek kamuolių puolime. Bet jau kažkas panašiau buvo iš tų judesių arsenalo. Giedraitis Biručiui, Birutis trumpajame nusileidime Dustinui Slyvai. Situacijos nesėkmingai. Nuo krepšio iki krepšio dabar tiesiog vyksta žaidimas. Rukštavičius rungtynės ir sužaidė prieš Nevėžį prieš porą mėnesių. Tada per 3 minutės sugebėjo blokuoti 2 metimus ir pelnyti 2 taškus. O čia Mikalauskas Slyvai. Čia Dominikas Grunkis atiduoda kamuolį iš Štombergų. Iš Štombergas dar 2 taškai. Labai lengva. Mikalauskas nuo vienos kojos netiksliai. Būtų pataikęs dar gal ir iš veteranų būtų strėlių gavęs, kad nerašytų taisyklių nesilaiko.